Sveiki! Noriu su jumis pasidalinti savo naujausių siuvimo mokymų projekto įrašų. Tai korseto mokymai. Kodėl korsetas? Prisipažinsiu, kad ilgą laiką labai skeptiškai žiūrėjau į šitą gražų, nėriniuotą, subtilų, moterišką dalykėlį. Jis mane taip žavėdavo, traukdavo akį, bet galvojau, ne. Jis tikrai nekomfortiškas ir nepatogus. Tuo labiau, kad aš esu kašmyrinių, laisvų drabužių mėgėja, kur gali įsisukti ir jaustis taip mielai, švelniai. Galvodavau, korsetas, tai kažkas varžantis ir tikrai ne man. Bet kadangi pastaruoju metu pastebėjau, kad šitas drabužėlis tampa vienu iš madingiausių, nes juos pradėjo siūti iš visko, iš vilnos, nėrinių, džinso, įvairiausių medžiagų, kokių tik tai yra, žiūriu, juos gamina. Galvoju, gerai, šiek tiek užmesiu akį ir pasižiūrėsiu. Negi čia jis tikrai toks nepatogus. Kada pradėjau domėtis ir pradėjau juos siūti, pamačiau, kad tai tikrai labai patogus ir komfortiškas viršutinis drabužis, kurį galima derinti su įvairiausiais kitais drabužiais. Galima derinti su kelnėmis, džinsais, sijonais, puošniais sijonukais, švarkais, palaidinėmis, žodžiu, jis tinka visur. Ir dėl jo patogumo. Aš pradėjau aiškintis, ką daryti, kad jis būtų itin patogus. Kaip ir sakiau, aš labai mėgstu tik komfortiškus dalykus. Pasirodo, štai aš rankose laikau. Šiais laikais korsetuose naudojami labai subtilūs, nedideli ir itin lankstus kauliukai, kurie net prisitaiko prie kūno formos ir visiškai nesijaučia, kad kažkur ten veržtų, spaustų ar taip toliau. Šiais laikais žodis korsetas turi bendrą su tuo, ko mes įsivaizduojam iš filmų, iš tų laikų, kada moteris būdavo kankinamos, suveržiamos, tai liko tik tai madingas prisiminimas, tik tai žodis liko, taip? Nieko bendro jie neturi, jokių veržimų, jokių spaudimų dabar nėra, yra tiesiog lengvas nėriniuotas topas, kuriam naudojami itin lankstus kauliukai. Taigi, jeigu jūs galvojate, kad vis dar galvojate, kad jums tikrai ne jums, čia jums nepatogu ir neįdomu, pabandykite pasisiūti, pamatysite, patiks. Ko išmoksite šiuose mokymuose? Pirmiausia, tai pasirinkti tinkamas korsetų siuvimui priemonės. Šiuo metu rinkoje yra tikrai didelė pasiūla įvairiausių dalykėlių korsetų siuvimui ir turbūt jeigu nuėjote kada į parduotuvę, pamatėte, kad akys raibsta nuo kauliukų, lankelių, juostelių ir taip toliau ir tiesiog greičiausiai stovėjote ir žiūrėjote, nežinojote, nuo ko pradėti rinktis. Tai aš jums garantuoju, po šios pamokos, kuri yra daugiau nei pusę valandos ilgio, jūs žinosite, ką konkrečiai jums reikalinga įsigyti ir su sąrašėliu galėsite ramiai keliauti į parduotuvę ar ieškoti reikalingų priemonių internetu. Turbūt žinote, kad norint, kad gaminys būtų kokybiškas, reikalingos kokybiškos priemonės. Tai aš parodau, kaip atskirti, kas yra kokybiška, ką galima rinktis, ką geriau rinktis, o ko geriau nesirinkti. Taigi, sekantis etapas, jūs gausite net 7 dydžius korsetų lekalų. Juos galėsite atsispausdinti tiesiog printeriu savo namuose ir mes turime irgi išsamią pamoką, kaip koreguoti lekalus, kad jie idealiai atitiktų moters figūrą. Mes žinome, kad kiekvienos moters kūnas yra visiškai skirtingas ir turbūt nerasime nei vienos moters ar keletas dviejų moterų, kurios turėtų identišką figūrą. Kiekvienai reikalingi pritaikymai. Taip, ir turint standartinį lekalą vis tiek reikalingos šiokios tokios korekcijos, jeigu norim pritaikyti. Tai mes išsamei aptariam, ką daryti, jeigu krūtinė didelė, ką daryti, jeigu krūtinė maža ir įvairiausių dalykų, kaip pasirinkti tinkantį lekalą. Dar vienas dalykas, kurį išmoksite,
Tai aišku, profesionaliai ir itin kokybiškai pasiūti korsetą, kad galėtumėte netgi pardavinėti. Na, dar šiek tiek pasigirsiu, kodėl verta rinktis mano siuvimo mokymus. Todėl, kad korsetų siuvimo mokymai nufilmuoti ir paruošti itin profesionaliai. Viskas nufilmuota iš labai arti ir jūs galėsite detaliai ir aiškiai matyti kiekvieną smulkmeną. Aš pati tikrai nervuodavausi ir būdavau nepatenkinta, jei įsigytus siuvimo mokymus žiūrėdavau ir negalėdavau matyti, kas ten vyksta. Matau, kad kažką daro, bet negali žiūrėti, ką ten daro, o man labai rūpi ir svarbu matyti kiekvieną smulkmeną. Tai šiuose mokymuose, matysite, viskas yra tiesiog pritraukta iš labai arti ir jūs jau tikrai suprasite, kas vyksta, kaip vyksta ir ką turite daryti. Taip pat mano mokymuose informacija pateikiama itin detaliai ir smulkiai. Na, turiu tokią savybę, mėgstu viską išaiškinti labai smulkiai. Šeimos nariam tai netgi nepatinka, sako, mes jau senai supratom, o tu vis dar tą patį kartoji. Bet šita savybė itin praverčia mokymuose, nes aš labai detaliai ir net keletą kartų pakartoju svarbius dalykus, kuriuos yra svarbu įsiminti, kad padaryti kokybišką gaminį, tai manau, kad šita savybė jums bus naudinga. Na ir dar vienas svarbus dalykas, mokymų dalyviai gaus sertifikatą. Kaip gauti sertifikatą, jūs rasite aprašymą prie mokymų medžiagos, bet jeigu taip trumpai, tiesiog jums reikės nufotografuoti savo korseto siuvimo procesą, nufotografuoti jau pasiūtą korsetą, atsiųsti nurodytų elektroniniu paštu ir sertifikatą gausite. Taigi kviečiu įsigyti siuvimo korseto mokymus, jeigu apie šios mokymus senai jau svajojote ir galvojate, kad norėtumėte išmokti, tai jūsų galimybė, šansas tai padaryti yra dabar.